Ryte, pažiūrėkit, koks aparačiukas, 2015 metų X5 X-Drive'as. Tai reiškia visi 4 varomi ratai, 3 litrų varikliukas, juodas spalva, juodas salonas, M paketas. Visas paketas, kaip jūs hebra mėgstat, parktronikai, projekcija ant stiklo, juodas spalva, geri ratai. Pasižiūrėkit, kaip jis atrodo, parsiduoda draudimo kompanijos. Draudimo kompanija, sausio 5 aukcionas, vat jo yra loto numeris. Juodas spalvykė, šonas, viskas švaru, gražu, nujuodinti chromai visi. Kaip minėjau, juodas salonas, graži medžio apdaila, M ženkliukai visur, geros sėdynės, oda. Šiek tiek pasidrymusi, bet labai nedaug, vis dėlto 15 metai. Nepaminėjau dar, kad turi 128 tūkstančius mylių nuvažiavęs, M vairiukas, o prikvepintas kaip projekcija ant stiklo, panorama, lubos juodos, niekas nesuplyšę, nesulaužyta, nesubraižyta. O jau prisišnekėjau, šitas, nors ne, gal jis nesulaužytas. Viskas veikia. Kūris ir važiuoja, raudonas mygtukas įdėtas jau. Švietimas gražiai skamba, kaip sakoma, kol startas. Klaidų jokių nemeta ant skedelio absoliučiai. Multimedija nesudaužyta. Čia viskas taip pat veikia. O, gausit ir kvepalų. One billionaire. Nu va, bilionieriai važinėja su X5. Šildomos sėdynės. Varikliukas dirba labai gražiai. Ta prasme, visiškai nėra prie ko prisikabinti. Einam, pažiūrėsim toliau. Galas, durys, plačios sėdynės, viskas gerai, kaip matot. Šildomos sėdynės, klima. O, čia rūžavas vairas buvo, tai jaučiu moteris kokia važinėjusi. Kaip matot, sėdinių odos būklė yra ideali. Ratukai, o pažeidimas yra į galinį dalį. Pažiūrėkit, visiškai nieko nėra praktiškai. Šiek tiek gavęs per bakelį išmetimo, kaip matot. Čia šitoj vietoj balkis šiek tiek, vos. Ir galinis dangtis. Čia yra pabraižyta, šitas vat reiktų pasitvarkyti, pasikeisti. Ir labai daugiau pažeidimų kažkokių nėra. Čia šonas, bet šitas vat, turbūt dar pats, netgi tas pats bus geras. 360 kameras yra. Šita pusė yra visa tvarkinga. Jo, žinokit, labai švarus modelis. Siūlyčiau tikrai atkreipti dėmesį ir kas ieškote, tikrai čiupti nieko nelaukti.